Būtent panaikinus visuomeninio transporto PVM lengvatą, kuri galiojo iki 2009 metų sausio 1 dienos ir buvo 5 procentai, žodį gal netgi aš nevadinčiau lengvata, o tai tiesiog buvo kitas PVM tarifas. Ir padarius būtent 21 procentą PVM, dauguma įmonių turėjo padidinti kainas visuomeninio transporto bilietų. Tokiu būdu paslauga tapo mažiau prieinama. Antra, pačios įmonės tapo skolininkės ir šiandien turi didžiulius įsiskolinimus mokesčių inspekcijai kitų mokesčių. Iš tų 85 milijonų litų, kuriuos mes turime, savivaldybė turėtų padengti lengvatas valstybės numatytas, apie 16 milijonų su trupučiu yra PVM-as, kurį savivaldybės biudžetas, tai yra mokesčių mokėtojai, turėtų remti valstybę. Šią studiją mes pristatome labai aktualių momentų, nes kaip tik rytoj, kaip žinote, Seime vyksta PVM kitų tarifų arba lengvatų svarstymas ir tame tarpe yra užregistruota PVM sumažinimas visuomeninio transporto nuo dabar galiojančio 21 iki 9 procentų ir matyti mūsų informacija pateikta, bei be abejo šis tyrimas galbūt padėtų Seimo nariams objektyviau įvertinti tuos PVM padidinimus, kurie buvo priimti 2009 metais. Savivaldybės turi mokėti, bet yra įsiskolinusios bendrovėms. Bendrovės vėl savo ruoštų nesugeba sumokėti mokesčių, yra įsiskolinusios valstybei. Tai iš principo atrodo, kad tas pridėtinės vertės mokesčio padidinimas davė naudą, bet faktiškai tie pinigai tikrai nebuvo surinkti. Taigi, variantas būtų mūsų požiūriu yra nustatyti lengvatinį pridėtinės vertės mokesčio tarifą. Savo studijoje mes siūlėme 9 procentus. Iš principo toks tarifas būtų galbūt ne pats geriausias, neišspręstų visų problemų, tačiau būtų pakankamas, kad galėtų bendrovės atsiskaityti su valstybės biudžetu ir kad tas PVM būtų faktiškai surenkamas. Todėl, kad tokio mokesčio padidinimas 4 kartus, tai aišku davė didelį smūgį.